Giltinė tyliai savo tamsia skraiste apglėbė jauną kūną ir skuba padėti tašką gesinant dar vieną keliasdešimt metų trukusią gyvybę. Tai dar spaustuvės dažais kvepiančio dienoraščio viršelio tema. Pats dienoraštis gimė neatsitiktinai. Į vienos krūties istoriją sudėti patys realiausi ir tikroviškiausi su liga besigrūmusios moters išgyvenimai. Jums smalsu, kaip atrodo vartai į pragarą ar bent skaistyklą. Tada nors kartą reikėtų apsilankyti onkologijos ligoninių priėmimo skyriuose. Šiuo eilučių autorė šį besišypsanti moteris šiandien nė nepanašiai sunkiai sirgusią ligonę, kuri neatsitiktinai ėmėsi rašyti dienoraštį. Tai buvo dovana, vis dėlto susirgusi aš galvojau ir apie tai, kad galbūt aš numirsiu ir galvojau, kad mano vaikas dar labai mažas, jam tuo metu buvo 9 metai ir aš galvojau, kad jeigu aš netyčia išeičiau, tai bus toksai prisiminimas mano vyrui Jurgiui, mano vaikui, kad jie žinotų, kaip aš tuo metu gyvenau, nors jie visą laiką ir buvo šalia manęs. Padėko žodžiai naujai iškeptos knygos autoriai Erikai Umbrasaitei liejosi it iš gausybės rago. Draugės artimieji, žinomi ir mažiau matyti visuomenės atstovai skubėjo į pirmą kartą Lietuvoje išleisto itin atviro dienoraščio pristatymą. Tu tuos metus buvai praktiškai vienintelis žmogus, kuris garsiai iškėlęs vėliavą pačiomis savo sunkiausiamis gyvenimo valandomis, sakydama, kalbėdama, būdama stiprindama ir visai kaip drąsindama visas moteris, kurios yra susidūrusios su šitą ligą. Ta knyga būtų daug anksčiau išėjusi, bet metų pertrauko, kada aš negalėjau prisiversti. Bet po to aš juos pasklaidžiau ir kaip tik Vytautas tuo metu kaip tik išėjo ir aš prisiminiau jo žodžius, kad jisai ir pasakė, kad mane nustebino ne tai, kas juose parašyta, bet kaip juose parašyta, kaip galima kalbėti šviesiai apie tą laikotarpį, kai tavo kūnas klaidžioja visiškai tamsoj ir kančioj. Ir aš pagalvojau, kad vis dėlto reikia sugrįžti, susikaupti ir parašyti. Ir aš ją pabaigiau praktiškai per 2 mėnesius. Bet verkšlenimų ir skundų knygoje, kaip sako autorė, nėra. Priešingai, moteris juokauja į šį kūrinį sudėjusi nemažai humoro, cinizmo, šiek tiek sveiko liūdesio ir vilties, kad žūtbūt reikia laimėti kovą su sunkiai išgydoma liga. Pats pirmas toks humoro pliūpsnis buvo, kai aš tik sužinojau diagnozę ir jau Žaliuoju tiltu Vilniuje ir planavau tiesiog savo laidotuvės. Ir šviečia saulė, gražu, o aš einu ir galvoju, taip gėlės stovės ten, mano urnas stovės ten, tuo metu gros tokia muzika. Ir tada galvoju, o mano vyras toks jaunas ir gražus ir aišku, jisai greitai ves kitą. Ir mes suėmė pavydo priepuolis. Ir tada aš pradėjau juoktis pro ašaras ir taip tas pirmas humoras, toks sveikas, kažkaip ir atėjo. Beveik 2/3 puslapio dienoraštis netrukus pasieks ligoninės. Kaip juokauja autorė, vien tam, kad moteris sergančios šią ligą pasisemtų humoro ir vilties, kad ligą galima įveikti. O lėšos gautos parduodant knygą bus skirtos labdarai. Reporterė Edita Vežbickaitė, Vilnius.